Sveiki dar kartą visi. Aš esu Aurelija, pirmą kartą čia jūsų bendruomeniai. Labai malonu čia būti. Ir šiandien pasidalinsiu, kaip mūsų emocinė būsena kuria mūsų gausą. Tai pradžioj turėsim šiek tiek teorijos, tikrai labai nedaug. Ir tada pereisim prie praktinio patyrimo. Tai vadinasi, kas norės, galėsim vienas ant vieno tarsi gyvai padaryti paleidimą, būtent su kažkokiu trigeriu, su kažkokiu bloku, kas stabdo tą gausą, kas riboja gausą. Tai kviečiu nepabėgti, pabūti iki galo, kas gali, aišku, kas negali, tai negali. Ir aš pradžiai norėsiu šiek tiek prisistatyti, nes kadangi pirmą kartą čia, tuoj pasidalinsiu skaidrėmis. Kaip matot, turbūt ne viską matot, ne? Mažiuką jo reikėtų gal išdidinti visą tą langą ir tada matysim. Puikiai dabar matom. Gerai matot, ne? Tuoj dar truputį padidinsiu. Taip, tai trumpai prisistatysiu. Aš esu asmeninio augimo mentorė, streso valdymo specialistė, emocijų paleidimų instruktorė. Mano backgroundas tai yra socialinė darbuotoja ir taip pat vedu ir aromaterapijos edukacijas, užsiėmimus. Ir padedu moterims, jungiant įvairius metodus, atkurti ryšį su savimi, išmokti valdyti stresą, paleisti vidinius emocinius blokus ir kurti gyvenimą iš ramybės, vidinio saugumo, laisvės ir savivertės. Savo darbę jungiu įvairias praktikas. Vieną iš jų šiandien patirsite, kodėl pasirenku būtent emocinius paleidimus demonstruoti, nes aš manau, kad jie turi tokią labai akivaizdžią naudą, kad ką galim patirti čia ir dabar, kada galim nuimti tą emocinį triukšmą ir nueiti tą ramybę, į tylą ir girdėti save, suprasti kažkokius savo vidinius dalykus aiškiau pamatyti. Tai aš dirbu su transformacijom, esu linkusi dirbti su pokyčiu sistemingai, ne per pavienės konsultacijas, o per ilgalaikį sistemingą darbą, nes man svarbu, kad mes ne tik gebėtume save suvokti, išgirsti, bet ir eitume link savo tikslo. Tai įgautume tos drąsos ir ryžto kurti savo svajones. Tai turi tame susijungti ne tik vidinis darbas, bet jau ir išoriniai žingsniai, kurie duoda drąsos ir veda į konkretų veiksmą. Ir kadangi šiandien yra gausos tema, tai visą tuo, kuo dalinuosi ir ką jum transliuosiu, tai yra ne teorija, visą tai, ką sakau, tai aš praktiškai pati perėjau, pati turėjau begalę daug įvairių įsitikinimų, ne tik su gausa susijusių, bet ir įvairių savivertės, nepasitikėjimo savimi temose buvau stipriai palūžusi. Tai visa tai, ką dabar sakau, tai yra mano patirtis, tie metodai, kuriuos taikau, yra visi absoliučiai pritaikyti pačiai savo ir matau, kaip jie veiksmingai veikia. Tai mano vienas iš tokių turbūt giliausių ir stipriausių įsitikinimų, kas liečia gausos temą, tai ir buvo, kad reikia labai sunkiai dirbti. Ir iš tikrųjų aš labai sunkiai dirbau nuo mažens, kadangi mano tėvai buvo žemdirbiai, tai visos vasaros būdavo šiltnamiuose, daržuose, laukuose. Tai to tokio ir valios, ir darbštumo, ir to sunkaus darbo, kaip sakau, nebijojau ir įsivaizdavau, kad aš visą gyvenimą turbūt taip ir gyvensiu, nes pripratus nuo mažens tą sunkų darbą patirti ir net nemačiau kitų galimybių, net mano protas ir sąmonė net neatsivėrė
pamatyti kitokio vaizdo, nu taip ar net tie įsitikinimai taip veikia ir jie formuojasi vaikystėje priklausomai nuo mūsų aplinkos. Bet tai tikrai labai stiprų turėjau šitą įsitikinimą, nes netgi baigusi studijas netikėjau, kad galiu būti socialinė darbuotoja ir iš karto aš ieškojau darbo užsienyje, ką suradusi padariau ir gyvenau 8 metus Danijoje. Ir tik tai vidinio darbo dėka, grįžus čia į Lietuvą, pradėjau kurti savo veiklą, kurią dabar ir dalinuosi ir atradau tą savo savirealizaciją. Tai būtent kalbant apie gausą, ar ne, mes dažnai galvojam net ir mūsų veikloje, vat, kaip mano veikloje, Viktorijos, kitų mentorių veikloje, ar ne, kai mes norim pritraukti savo klientus, tai taip, ta strategija yra svarbi, ką mes ten strategiškai dėliojam, kaip save pozicionuoti ir panašiai, bet už viso to dar, mano manimu, dar svarbiau yra ta mūsų emocinė būsena. Mes galim turėti belė kokio gerumo strategiją, bet jeigu mes transliuosim savo būseną, savo vibraciją, baimės, nepasitikėjimo, nenoro būti matomomis, baimė kritikai ir panašiai, tai tą žmonės jaučia, ta energija gal ir nėra matoma, bet jinai yra tikrai juntama ir jinai įtakoja mūsų rezultatus. Tai būtent todėl šiandien aš noriu ir pasidalinti su jumis, pereiti per tuos vidinius įsitikinimus ir dažniausiai po tais vidiniais įsitikinimais slepiasi ir mūsų emociniai blokai. Ir kada mes galime nuimti tą emocinį bloką, tai mes galime ir keisti savo būseną. Tokią būseną, kuri pritraukia gausą. Tai kaip sakiau, jeigu mūsų viduje yra baimė, kaltė, nevertumo jausmas, kontrolė, tai mes nesąmoningai mažinam savo vertę, bijome imti pinigų, vengiame galimybių, per daug stengiamės įrodyti. Ypatingai, kai aš dirbu su moterimis, matau, kad mūsų gausą žemina labiausiai kaltės ir gėdos emocija ir ypatingai pas moteris labai yra daug kaltės, nes natūraliai tiesiog mes ar ne ir vaikus auginam ir už juos labai daug atsakomybės prisiemam ir jeigu kažkas negerai, tai tarsi prisiemam savo ir kaltinam ir griaužiam ir paskui tiesiog tai atsispindi per mūsų tą emocinę būseną. Todėl mūsų siekiamybė, ar ne, kad mes pritrauktume tą gausą yra kurti tą ramybės būseną, tą vertės jausmą, saugumą, leidimą gauti ir tada atsiranda tie aiškesni sprendimai, sveikos ribos ir lengvesnis pinigų priėmimas. Aš neužstoju jum, jūs gerai viską matot? Gerai, ar ne? Gerai. Tai taip pat ta būsena priklauso ir nuo mūsų tos nervinės būsenos. Tai kaip ta nervų sistema susijusi su pinigais, tai ypatingai gausa stabdo mūsų tą būseną, kada mes esam strese ir įtampoje, ne? Nes kai kūnas įsitempęs, jisai toksai visas kaip akmenukas. Tai čia negali įtekėti tą naują energiją, nes tiesiog net jeigu atsiranda kažkur aplinkui tos galimybės ar gausa, tiesiog kūnas negali priimti, nes jis yra įtampoj, jisai yra tame sustingime ir jisai nepriima nieko naujo, kas ateina. Todėl svarbu yra ne tik, kad tas kurti viduje gražias būsenas, ramybės, pakankamumo jausmo ar panašiai, bet ir kurti per savo kūną tą tokį atsipalaidavimą, saugumo jausmą, kad man yra saugu priimti. Aš esu atsiverime, mano kūnas yra atsipalaidavęs, jisai sugeba priimti. Taigi, aš manau, aš čia surašiau keletą tų finansinių blokų, aš manau, kad visi yra girdėti. Ir pas daug ką yra tie blokai, nes tiesiog mes juos atsinešam iš šeimos. Kas gal nori pasidalinti,
e, kokie vat pas jūs yra blokai, gal kažkas žino, gal kažkas jau iš anksčiau yra užčiuopę, o gal kažkas yra ir prasidirbę kažką. Pas mane, vat, koks anksčiau buvo, tai vienu pasidalinsiu, tai aš pamenu, kad ten šeima girdėdavau, kad sakydavo, ten tipo pinigai sugadina žmonės ir panašiai, ir kad turtingi yra ten blogi ir dėl to tipo geriau tų pinigų mažiau turėti, bet tipo kaip ten geriau, kaip ten sakydavo, geriau biednam, bet teisingai. Nu kažkaip taip būdavo, vat, tokias pats. Vienas iš dažniausiai girdėtas. Taip, tai aš dar dažnai girdėdavau, kad nu, va, tie, kurie turi daug pinigų, tai jie savanaudžiai, nesažiningi kažkokie. Aš sakyčiau, man nežinau, iš kur atėjo tas, bet gal tiesiog iš stebėjimo gyvenimo, kad jeigu esi milijonierius, esi vienas, esi vienišas. Neturi tikrų draugų, visi tik tais, nu, tokie, nu, erkės, ar ne? Ir tada esi vienišas. Ir negali nieko pasitikėti. Taip, ir matai, tada gali iš to ir būti, ar ne, kai mes to tikim, tai yra tiesiog, nu, ta savisauga, kad ir kaip atrodo, tu nori iš išorės tos sėkmės ir tų finansų ir gausos, bet tas vidinis kompasas sako, tau nesaugu tai turėti, nes tu būsi vieniša ir dėl to mes tada atidėliojam, tada sabotuojam save ir panašiai. Mano va, dar vieną prisiminiau iš savo patirties, tai mano vienas stipriausių įsitikinimų buvo, kai aš girdėdavau, kai mano tėvai sakydavo, kad nu, jeigu neturi ten pažįstamų tečių, dėčių kažkur aukštesnėse pozicijose, tai tu net negalvo, kad tu kažkur įsidarbinsi. Tai aš tai įtikėjus, aš sakau, aš pabaigiau geriausiais pažymiais socialinę darbuotoją, bet aš net nebandžiau darbintis, nes aš numatyti tikėjau, kad kadangi nėra tų pažinčių, tai net neverta bandyti. Jo, man tas pats buvo, kai aš dar su teisė dirbau, teisę praktikavau, ar ne, ir aš norėjau į notariatą, tai ten jau irgi buvo tas pats, kad ten jau reikia, jeigu nori būti notaro, reikia mėlyno kraujo. Taip. Taip, ir va tada mes, kai pamatom, ar ne, tos įsitikinimus, tos vadinamus irgi vidinius blokus, dažnai už jų slepiasi ir emociniai blokai. Bet kaip, ne, Viktorija, kaip tavo pavyzdys, tai reiškia, jeigu aš tikiu, kad būsiu gausoje ir tada būsiu vieniša, tai yra ta baimė vienišumo, ar ne? Nu, yra ta baimė, tada reiškia, yra jau mes dirbam ne su pačiu įsitikinimu, o su ta baimė kaip emocija. Ir dažnai va, tie emociniai blokai va, susiję su finansais ir būna, kad baimė būti matomai, mat, jeigu ypatingai veikla ar ne kažkokia susijusi su viešumu, baimė būti kritikuojamai, kaltė netgi už sėkmę, nes nu, kažkaip prieš kitus, nu kiti tai nesėkmingi, o kaip čia aš galiu sau leisti. Taip pat lojalumas šeimos istorijai, nes jeigu nu, šeima gyveno skurdžiai, o tu čia kažkaip praturtėjai, tai tarsi irgi toksai nevertumo jausmas. Tai aišku, čia jų ir daugiau gali būti tuo įsitikinimu, yra tuo emociniu bloku, bet tikrai labai dažnu atveju matom, kad ten vat, yra kažkoks ir emocinis pastrigimas. Ir greičiausiai visi esat susipažinę su emocijų amplitudė. Kada mes turime emocijų amplitudę, aš čia esu įdėjus, tai parodysiu. Ir čia va apačioj mes ar neinam per tas žemiausių vibracijų emocijas. Tai apačioj ir yra ta gėda, ta kaltė, toliau apatija eina. Ir jau viršuje ar ne, bet dėl to aš užsilieku ir labai dažnai kalbu apie gėdą ir kaltę, nes, kaip sakau, čia yra jau, kaip sakau, tas dumblas, kuriame murkdamės ir tada nu, kažkur mes ir toli ir neišjudėsim. Tai reikia pradėti nuo šitų emocijų, kurias tikrai daugiau ar mažiau turime, o kaip sakiau, ypatingai moteris daug prisiema tos kalties. Ir kai žmogus yra gėdoje ar kaltėje, jis dažnai nesąmoningai save baudžia.
Ir va tas baudimas dažniausiai ir būna finansiškai save baudžia, kad tada aš jaučiuosi kažkur kalta, reiškia, aš neverta turėti daugiau. Ir tada dėl to stabdo kažkokį finansinį augimą, kažkokį stabdo įmatomumą, į ryžtą paprašyti daugiau pinigų už savo paslaugas ir panašiai. Tai va, tai gal daugiau ir apie gėdą ir kaltę neįsiplėsiu, čia va tiesiog, kad pačių žemiausių emocijų. Gal kad suprasti, kas yra gėda. Gal ne visi supranta, ką reiškia gėda. Ar yra tokių, kurie nesupranta, ką reiškia gėda? Gėda, ar ne? Tai iš tikrųjų taip, čia labai yra geras momentas, nes mes dažnu atveju negalim net atpažinti savo emocijų, mes negalim jų įsivardinti, kadangi mes vaikystėje nebuvom ugdomi to emocinio intelekto, tai mums netgi sunku įsivardinti, kokią emociją mes patiriam, o emocijų amplitudė yra labai didelė, yra emocijų ratas toksai, jų yra virš 30. Mes pažįstam ar net ten tas pagrindinės liūdesys, džiaugsmas, pyktis, skausmas. Bet kalbant apie emocijų paleidimus, mums nebūtina įsivardinti emocijos, kad mes ją paleistume. Nes kai mes paleidinėjame emocijas, mes einam į fizinius pojūčius ir tada ta emocija kažkaip jaučiasi kūne labai skirtingai kiekvienam. Ir todėl, todėl būna moteris kartais irgi bijo, nes sako, aš nežinau, ką aš jaučiu, tai kaip aš galiu žinot, ką man paleisti. Bet tai nėra būtina iš tikrųjų. Mes galim net ir neįsivardinę tam tikro pavadinimo, galim tą emociją iš savo kūno paleisti. Nes kaip vyksta emocijų paleidimai? Emocijų paleidimai negali vykti jokių kitų būdų, tik tai yra tik vienas būdas prieiti prie savo emocijos, leisti ją jausti. Reiškia, leidžiam po truputėlį labiau savo kūnui atsiverti ir priimti šią emociją, pilnai išbūti toje emocijoje. Ir žinoma, tai, kada mes neturim, kaip sakau, to įpročio, tai nėra lengva ir paprasta, bet jeigu mes net pirmą sykį, pirmame emocinėme paleidime galim truputėlį daugiau atsiverti tą emocijai, tai mes jau esam laimėtojai. Ir tada kitą kartą pasidaro drąsiau ir drąsiau, nes kūnas sako, tai yra saugu patirti tą emociją. Nes kada mes būnam protė, tai protas kuria, kad jeigu tu leisi ten gėdą, kaltę patirti, tai tu mirsi, maždaug taip, tokia sukuria baimę ir tragediją ir mes patikim tą dramą proto sukurta ir mes net neleidžiame jausti, mes iš tikrųjų esam nuolatiniai kovoje su savo emocijom, o emocijos vyksta kasdieną įvairios ir skirtingos ir jos keičiasi. Tai emocijų paleidimas vyksta, aš niekaip negaliu ateiti ir kažkaip tą emociją paimti, ištraukti, ne, niekaip. Aš galiu tik palydėti tiek, kiek žmogus leis toliau nueiti kitos emocijos, labiau jai atsiverti, labiau ją priimti ir tada natūraliai ateina lengvumas. Ir tai iš tikrųjų emocijas paleisti nėra nei skausminga, kas dažnai būna moteris turi tokį įsitikinimą, kad, tai čia tas emocijų paleidimas, tai aš dabar čia žliumsiu pusę dienos, krisiu ten į pagalvę, įsikniaupsiu, tai aš paskui darbų daryti negalėsiu, atsistatyti negalėsiu, arba ten, kad man visą savo gyvenimo istoriją reikės pasako dalintis ir aš nenoriu ten grįžti praeitį, man ten nenoriu prisiminti tų dalykų, tai čia irgi nei reikia, nei mums kažko labai konkretaus prisiminti ar analizuoti ar ten savo visą praeitį pasakoti ir dažnu atveju net nereikia verkti. Jeigu mes iš tikrųjų atsiveriam tą emociją, tai kaip pažiūrėkite vaikai, kada vaikai leidžia savo pilnai jausti emociją, tai netrunka daugiau negu 2-3 minutės, nes jie pilnai leidžia. Jie užpyko, bet jie tikrai jau taip intensyviai viską parodo maks, ten ar išsitripsia, ar išsirėkia, ar ne, ir baigėsi, nes jie leido pilnai jausti.
O kada mes spaudžiame tą emociją, tada jinai tik didėja, kuo mes labiau nuo jos bėgame, tuo jinai tik didėja, vejasi ir bet kuriuo atveju vis tiek jinai kažkaip prisibels ir dažnu atveju dėja prisibeldžia per labai skausmingus įvykius, kada susideda visokios krizinės patirtis. Tai ir santykių, ir finansų, ir galų gale ir kažkokie fiziniai negalavimai. Taip, ir aš įdėjau tokius kelis klausimus, kad jūs dabar galėtumėte tiesiog pasiskaitę šitus klausimus pagalvoti, kokia emocija dažniausiai kyla, kai galvoju apie pinigus, kokį sakinį dažniausiai girdžiu savo galvoje apie finansus ir kur mano gyvenime kartojasi pinigų užstrigimas. Tai kviečiu tiesiog kelias minutės pagalvoti ir galbūt pradės kilti, ar ne, kažkokios mintis, kažkokios situacijos, galbūt tiesiog kažkoks jausmas, kai galvoju apie pinigus. Ir tada aš galiu pakviesti, kas turi kažkokį išsigryninimą, padaryti tą emocijų paleidimą praktiškai ir kad pademonstruočiau, kaip tai veikia. Ir iš tikrųjų, netgi jeigu neišeina ar ne atrasti kažko konkrečiai, kas susijęs su finansais, galima paimti tiesiog, kas šiuo momentu mane neramina, kur stringu, ar ne, ir galimai mes, būna tokiu atveju, kad mes pradedam nuo vienos situacijos, o kai einam giliau ir ten paskui, jeigu leidžiam daeiti iki to, tai atkasam ir tos finansinius blokus. Tai ar būtų norinčių kažkas, kas norėtų? Pas mane kyla jau už kartą, galiu sakyti. Aš labai atsiprašau, įsiterpsiu, jeigu nebereikalingos skaidrės, tai galim išjungti, kad geriau matytumėm viską įrašę. Aš tik dar paskaityti dar norit, nes taip neatsimenu klausimų. Tai žinok, jei tau jau iškilo ta sakai situacija, tai tikrai jau to klausimų nebereikia, aš dabar tavęs klausinėsiu. Gerai. Jo, tai tu jeigu dabar turi kažkokią situaciją, ar ne, kuri iškilo, tai jeigu norisi, gali ją pasidalinti, bet jeigu nesinori, nebūtina. Svarbiausia eiti į tą situaciją. Ja, tai aš gal kokie jausmai sukilo, kai apie pinigus pradėjau galvoti, tai kad jos tiesiog reikia ilgai siekti ir kad kelias link jų toks labai vienišas ir tais buvo liūdesys, kažkokie neviltys, susiartinimas. Maždaug taip. Gerai, tai čia labai daug visko kyla, tai dabar po truputėlį bandysim įeiti į tai, ką tu esi pasiruošęs jausti. Tai ar dabar gali kviečiu užsimerkti? Aš tik slavą padėsiu, kad padėsiu jau. Prisėdu. Taip, ir dabar tiesiog leis savo atmatyti tą paveikslėlį, kurį dabar įsivardinai, kad galvojant apie tos pinigus, tai yra sunkus kažkoks ir ilgas kelias ir leisk matyti tą situaciją, galbūt kažkokios kyla situacijos, kada jau buvo sunku eiti tuo keliu ir leisk ateiti viskam, kas turi ateiti. Leisk jausti tuos jausmus, kada matai šitas situacijas, tą santykį su pinigais. Ir kas dabar kyla kūne, kai leidi matyti ir eiti tas situacijas ir jausmus? Tai iš pradžių buvo toks pyktis, tai žandikaulį susikandu, vėliau tiesiog pradėjau matyti situaciją, dėl kurios labai sunku buvo, kai savo negalėjau padėti, nes neturėjau pinigų į tam tikras terapijas, ir tiesiog truputį ašarot pradėjau. Gerai. Aha, tai ar gali dabar pasveikinti ir pripažinti, ar ne, kad galvojant apie tas situacijas, susirakina žandikaulis ir ateina kažkoks jautrumas, ar ne, ir pradeda riedėti ašaros. Ar gali tai pasveikinti ir pripažinti, kad tai dabar vyksta?
Taip galiu. Mhm. Ir ar gali leisti tam būti tiek, kiek gali, tiek, kiek išeina? Nu jo, kažkiek gali pabūti. Tai dabar tiesiog leis savo visą savo dėmesį sukoncentruoti tik į kūno pojūčius. Kaip dabar jaučiasi kūnas, kai tu leidi savo jausti. Leidi jausti tai, ką pamatėjai, tai, ką pripažinai, tai, ką įsivardinai. Taip lygtis jis pulsuoja toks visas ir toks kaklas surakintas, toks nugara. Ir gali vat pasveikinti ir pripažinti, kad tarsi pulsuoja visas kūnas ir yra surakintas kaklas. Taip galiu ir dar tokie įkvėpimai dar ateina po truputį gilesni. Ir ar gali visam tam, kas jau yra, leisti būti? Taip. Ir dabar viskas, ką tau reikia daryti, tiesiog susitelkti iš tus fizinius pojūčius, kurie yra, kuriuos įsivardinai. Tau yra visiškai saugu jos jausti. Taip, ir leisk juose pabūti. Leisk kūnui atsiverti šitiem pojūčiams, kurie jau vyksta, kurie jau yra. Tu esi saugioje aplinkoje, tau niekas negresia, tu gali apsidairyti, pamatyti, kad tu esi savo erdvėje, saugioje. Taip. Ir pabūk dar su tais fiziniais pojūčiais, kai nelieka nei minčių, nei vaizdinių, tik tai kūno pojūčiai. Kažkaip netgi galva truputį svaigs. Tai gerai, ar gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad pradėjo svaigti galva? Taip. Ir ar gali leisti tame pabūti, nes tai jau vyksta? Kažkiek galiu, bet ne per ilgai. Aha, jo, tai viskas gerai. Jeigu kyla dabar pasipriešinimas, ar ne, tarsi, nesinori čia ilgai užsibūti, norisi arba sumažinti, arba išspręsti, transformuoti, tai jei kyla pasipriešinimas, su to irgi yra viskas gerai. Kyla pasipriešinimas, ar ne? Jausti. Tiesiog būti su to. Su to diskomfortu. Tai ar gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad kyla pasipriešinimas būti va šituose jausmuose, kurie yra? Galiu. Ir ar gali leisti būti šitam pasipriešinimui, nes jis jau yra ir jisai turi teisę būti? Taip. Ir dabar leisk, kad pilnai jausti tą pasipriešinimą, kad, aš nenoriu čia būti su šitais jausmais, nes man yra nepatogu, man yra diskomfortiška ir aš noriu nuo to pabėgti. Leisk pilnai būti tam pasipriešinimu. Mes galim tą pasipriešinimą net išdidinti, net matyti, kaip tas mažas berniukas trypčio ir sako, šito tai aš tikrai nenoriu. Jo, panašiai yra ten žandikaulis vėl įsitempia ir didėja kažkiek. Jo, tai leisk dar pabūtame pasipriešinime, leisk jausti, kaip tas pasipriešinimas jaučiasi kūne. Nes visa tai, ką jauti, tai yra tiesiog energija, kuri vaikšto kūnu. Matai, jinai vaikšto nuo vienos vietos prie kitos vietos, ji dabar yra judanti, nes tu ją pamatėjai, pripažinai ir ta energija dabar nori išsilaisvinti. Tai yra tiesiog energija, jeigu mes nuimtume visas tas etiketės, kurias uždedam, kad tai spaudžia, tai skauda, jeigu tai pavadintume tiesiog energiją, kuri dabar yra pamatyta, pripažinta, ji turi teisę būti ir ji juda kūnu. Ji atlaisvėja, atsipalaiduoja,
tada neutraliau kažkiek žiūrisi, vat, Mhm. tos emocijos. Mhm. Ir kas dabar lieka kūne? Ką dabar jauti? Nu, dar tiesiog kaklas, tiesiog skauda ir gal tiesiog nuovargis toks. Mhm. Ir gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad dar yra skausmas kakle. Taip. Mhm. Ir ar gali leisti jame pabūti? Mm, Noriu įsimaigioti visai, tai jeigu leisti tiesiog taip ramiai pasidėti, tai taip sunku, kad Mhm. Tai, kaip suprantu, kyla pasipriešinimas jausti tą kaklo skausmą, taip? nu jo, taip Mhm. noriu atsigulti ir ant žemės tiesiog gulėti. Ir gali Gal taip. pasveikinti ir pripažinti šitą pasipriešinimą, kuris vyksta, kuris yra ir kuris turi teisę būti. Jo, jo. Mhm. Ir dabar leis būti tame pasipriešinime visiškai pilnai, atsivertam pasipriešinimui, kuris sako, aš nenoriu jausti, man yra diskomfortiška, nepatogu, aš noriu, kad čia greičiau baigtųsi. Taip, Mhm. noriu įsikalbėti. Jo, ir leis tam būti, leis pilnai, leis didinti šitą pasipriešinimą. Tarsi tu visų kūnų prasiplėti ir leidi pilnai jausti šitą pasipriešinimą. Nes jis jau yra ir jisai turi teisę būti. Ir tiesiog gali matyti, kad ta erdvė kakle, sprandė, ar ne, ta vidinė erdvė plečiasi ir priima šitą diskomfortą, kad po truputėlį tiesiog prasiplečia ta vidinė erdvė ir priima šitą pojūtį, kuris jau yra. Tarsi tavo vidinis indas plečiasi ir priima visą tai, kas vyksta. Ir dabar taip rankas kažkaip net nuleido ir dabar kažkaip lengviau su to kaklu, tai turbūt įsiplėtė kažkaip. Na, jeigu to automatiškai va taip rankas nuleido, taip mažiau įtampų. Taip. Gerai, tai ar gali pasveikinti ir pripažinti, kad ta įtampa dabar mažėja, ta energija juda, Taip. ta energija dabar išsiskaido. Ir leis dar save tame pabūti, jeigu nelieka jokių minčių ir vaizdinių, jeigu lieka tik šis fizinis pojūtis, kurį jauti, kuris yra. Dabar tų vaizdinių mažiau visokių, vat, kurie tie liūdni buvo. Na, aš kaip ir pamačiau, bet jau veiksmingumo tokio vat, nėra. Vat. Mhm. Tai ar gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad tu ant tų įvykių buvai uždėjęs didelę reikšmę, tau jie buvo labai reikšmingi. Mm, Nu, jo, tiesiog susunku, kai vėl jautrumas tas grįžo, tas liūdesys. Mhm. Tai ar gali leisti būti tam, pasveikinti šitą liūdesį ir leisti jam būti? Nu, jo, kaip ir. Mhm. Ir dabar leis tame liūdesyje būti, bet atsiribok nuo to vaizdo, nuo tų paveikslėlių, nes jų jau nebėra. Leisk jausti tą skausmą dabartinėje būsenoje, čia ir dabar, kai apsidairai aplinkui ir matai, kad tau yra saugu, tau niekas negresia, tu esi savo erdvėj. Ir tu dabar gali saugiai išjausti tą emociją, kuri gal tada neturėjo tokios galimybės būti išjausta, nes nebuvo tiesiog galimybės ar atramos, ar saugumo. Dabar tu turi saugią aplinką, saugią terpę, paleisti tą skausmą, kuris yra kūne, kuris buvo užspaustas ir dabar tas skausmas tiesiog pradeda judėti, atlaisvėti, energija pasiskirsto po kūną. Taip, ir dar leis to pabūti.
Dar leis kūnui prasiplėsti ir priimti šitą skausmą. Viskas tuo yra gerai, tai yra tik energija, kuri nori atlengvėti, išlaisvėti. Ir tavo kūnas plečiasi ir priima šitą energiją. Kaip dabar tai jaučiasi kūne? Nu, tokios emocijos ramesnės tik tai dėl to kūno, tai neaišku, ar dėl tų emocijų, kurios buvo, man taip galvas skauda, ar nuo to saulės, dėl to, kad karšta, ar nuo abiejų dalykų, tai toks pasimetęs toks truputį. Mhm. Tai ar gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad skauda galvą? Jo, galiu. Mhm. Ir ar gali leisti tame pabūti tiek, kiek išeina? Taip kažkiek. Mhm. Bet jeigu kyla pasipriešinimas, irgi sakyk, nes tu turi leisti viskam būti, kas yra, netgi jeigu tai yra ir pasipriešinimas, kas bebūtų. Nu, jo, yra, gal šitoks nepasipriešinimas, gal labiau poreikis, kad tiesiog labai atsigult norisi. Mhm. Jo, tai. Mhm. Tai ar gali leisti pabūti tame fizinėme pojūtyje, kurį jauti, tiek, kiek gali, tiek, kiek išeina? Nu, truputį dar. Mhm. Tiesiog įsivaizduok, kad tavo vidinis indas plečiasi ir gali priimti ir šitą fizinį pojūtį. Nu, taip, jis gali priimti, bet ne per ilgai, nes vis tiek, nu, kūnas sako atsigulk, nu, taip. Mhm. Tai iš tikrųjų tu gali ir atsigulti. Tai Jo, jeigu tau yra patogu, tai netrukdys užbaigti. jo, tai gal, manau, verta bus man trumpam. Mhm. Aš turėčiau pasakyti. Galbūt net matysiu, atrodo. Mhm. Gerai. Ir dabar leisk visą savo dėmesį sutelkti į kūną, kai nelieka nei minčių, nei vaizdinių, kas lieka tavo kūne. Dabar toks atsipalaidavimas, kai atsiguliau ir kaip pasakėjau, kai nelieka tų minčių, tai atsipalaidavimas toks. Mhm. Ir gali pasveikinti ir pripažinti šitą atsipalaidavimą, kurį jauti. Jo, visai gerai. Mhm. Ir ar gali leisti jame pabūti. Taip. Ir dabar leisk visą dėmesį sutelkti į šitą atsipalaidavimą, į savo kūną ir matyk, kaip tavo kūnas prasiplečia ir atsiveria šitam atsipalaidavimui. Plėsk jį į kiekvieną kūno dalį, siūsk į kiekvieną ląstelę, į protą, į smegenis ir leis sau įsipatoginti šiame atsipalaidavimo jausme. Leisk juo pasimėgauti. Taip? Gerai, geras jausmas. Mhm. Tai leis dar tame pabūti, iš tikrųjų įsipatoginti, iš tikrųjų pasimėgauti, iš tikrųjų įrašyti šitą jausmą į visą savo kūno atmintį. Nes mes taip dažnai siekiame šitos būsenos, atsipalaidavimo, ramybės, džiaugsmo, malonumo, bet taip trumpai gebame tame pabūti. Dabar tau yra saugu būti atsipalaidavime.
Ir leisk savo kūnui plėstis ir priimti šitą atsipalaidavimo jausmą. Aš pastebiu per kvėpavimą taip. Nu, tas priėmimas toks ateina su atsikvėpimu, įsiplėtimas, atsipalaidavimu. Taip. Ir jeigu dabar galėtum pagalvoti apie pinigus, ar galėtum va taip atsipalaidavusiai juos priimti? Ateina žodis sudėtinga. Tai ir gali pasveikinti ir pripažinti, kad dar sudėtinga būtų priimti pinigus. Jo, aš kaip pagalvoju, man iškart nugarą kažkaip įsitempia. Tai ir Taip pripažįstu. gali pasveikinti ir pripažinti tą nugaros įsitempimą. Taip. Ir ar gali leisti jam būti tiek, kiek gali, tiek, kiek išeina. Taip. Ir dabar leis pabūti tik šitame fizinėme pojūtyje, kuris yra, kuris vyksta. Tai irgi turi visišką teisę būti, viskas tu yra gerai. Tu gali matyti, pripažinti ir leisti tam suvokimui būti, kad, kūnas ar ne, priešinasi priimti. Taip. Ir leistame pabūti. Nes viskas to yra gerai. Nes tiesiog taip yra. Tai mes ar ne susiduriam su realybė, su tuo pamatymu, kad taip tiesiog yra. Ir kas vyksta, kai leidi tam būti? Tai tų paveiksliukų, tarkim, liūdnų tų nėra, kaip ir. O kaip kūnas jaučiasi, tai jis toks pulsuojantis, dar toks kaip ir atrodo, kad uždegimai kažkokie būtų dar tokie viduje. Tai ar gali pasveikinti ir pripažinti tą kūno pulsavimą? Taip. Ir ar gali leisti dar tame pabūti? Ir tiesiog gali matyti, kad tavo vidinis indas bent truputėlį labiau prasiplečia ir priima šitą fizinį pojūtį, kuris jau yra, kurį tu jauti, kurį pamatėjai. Taip, galiu. Ir leis dar truputėlį praplėsti tą vidinį indą ir talpinti visą tai, ką jauti. Nukrypo. Norėjau pasakyti, toks mieguistumas ateina. Jo, nes pasileidžia įtampa, ar ne? Išeina per žiovulį įtampa, kūnas paleidžia įtampą. Kažkaip krent. Jo, tai, žinai, nebūtina matyti, svarbu girdėti. Ja, tiesiog taip ir girdžiu, irgi patariu.
kas dabar lieka kūne, kai sutelki dėmesį tik į fizinius pojūčius? Mm, nu, tos ramybės yra kaip ir proti, bet ir toks yra noras, kad tiesiog kažką daryti, kažką judėti. Jo, taip. Toks truputį neramus kūnas, ar ne? Nerimastingas ar koks? Nu, tiesiog tokios mintis apie savo tai veiklą ateina, kad ten norisi dar pasivaikščioti, dar po susitikimo kažką pafilmuoti, pakelti ir ten irgi pabūti. O Jo, tai kaip ir... jeigu negalvoji nei apie jokius vaizdinius, nei planus, nei apie mintis, o lieki tik kūne, kas vyksta kūne? Nu, tie skausmai dar tokie, jaučiasi ten kaklos, nugarai. Taip, tiesiog nepatogumai toks jausmas kūne. Ar gali pasveikinti ir pripažinti šitą nepatogumą? Jo, galėtų. Ir ar gali dar leisti jame pabūti? Ar norisi jį sumažinti, spręsti, transformuoti? Norisi tą nepatogumą, tarkim, tas skausmą masažuoti visai su pirštais. Tai turbūt pakeisti norisi. Tai gali pripažinti ir pasveikinti tą norą, kad norisi tai keisti. Kyla pasipriešinimas su tuo būti, norisi mažinti, spręsti, transformuoti. Taip. Ir ar gali leisti tam pasipriešinime pilnai pabūti? Jo, galiu da. Tiesiog duok visišką legalią teisę būti šitam pasipriešinimui, kuris jau yra, kurį tu jauti, kurį tu įsivardinai, ir jisai turi visiškai pilną teisę būti. Leis pilnai išjausti tą pasipriešinimą. Kaip sakau, gali net matyti tokį vaizdą, kaip tas mažas berniukas trypsi, trepsi, aš nenoriu to jausti, aš nenoriu tame būti, aš noriu, kad būtų kitaip. Jo. Matau, sako, kad nori ten eiti, kur šilta ir kur pirtys, kur komfortiška, pilnai. Jo, tai leisk pilnai tam berniukui būti tam pasipriešinime ir tam pykti, kad ne taip, kaip noriu. Taip galiu. Ir kaip tai jaučiasi kūne, kai leidi pilnai būti šitam pasipriešinimui? Kažkiek kaklas atsileido, ir vienu metu kažkiek vėliau įsitėm. Ir gali pasveikinti ir pripažinti, kad tu jauti, jog šita energija juda, kad jinai vaikšto, ar ne? Jo. Ir ar gali leisti jai ir toliau vaikščioti? Nesinori, kad vaikščiotų taip stipriai. Tai gali pasveikinti ir pripažinti šitą pasipriešinimą, kad norisi kovoti su savo jausmais, kurie yra, ir su savo fiziniais pojūčiais, kurie kyla. Taip. Ir ar dabar gali prieš save pamatyti šitą dalį, kuri nori kovoti su tuo, kas vyksta, kuri nori sumažinti, spręsti, transformuoti. Ar gali prieš save pamatyti šią dalį? Aš tą dalį kaip tam tikrus žaibus kažkokius matau. Gerai. Tai ar gali šitai kovotojo daliai duoti švelnumo ir meilės, kad ta dalis dabar yra pamatyta, jinai turi teisę būti, ir tu pasiunti švelnumo, meilės, šviesos jai.
Jo, pavyko ir prie tų ribų tokias gėlytės pamačiau. Auga. Ir kaip tai jaučiasi, kai atsiunti tai kovotojo daliai švelnumo ir šilumos? Nu, dar yra tie skausmai, bet kažkaip bendrai taip ramiau. Jo, ramiau kažkiek. Tai ir gali pasveikinti ir pripažinti tą atėjus, besibeldžiančią, kaip galima pasakyti, ramybę, kuri ateina į kūną. Taip. Ir ar gali leisti jai būti? Kažkas tenai. Šiaip galiu leisti, bet ten kažkas vaikšto, tai tada truputį reikia pasitraukti. Jo. Jo, miške ramu, bet būna visko čia. Net sukaitau. Tai kas dabar atėjo, baimė ar kažkas? Jo, kad šunys bėgioja ir dar kažkas. Tai ir gali dabar pasveikinti ir pripažinti, kad tavo kūnas jaučia baimę. Taip. Jo. Jo. Ir ar gali leisti tai baimiai būti tiek, kiek gali, tiek, kiek išeina, nes ji dabar yra, ar ne? Taip. Ir dabar leis savo kūnę pajausti, kur ta baimė jaučiasi. Irgi kur ta nugara, taip. Bet ne taip, kaip skaudėjo, kaip praeitą kartą, bet taip, lyg tai šiluma tokia, sutyla, Ir plaučiuose gali irgi, oras, trūkumas. Tai ir gali pasveikinti, pripažinti šitus fizinius pojūčius, kurie yra. Ir leisti juose pabūti tiek, kiek gali, tiek, kiek išeina. Taip. Nes tu tiesiog duodi dabar dėmesio tam, kas yra, tam, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai, tai tiesiog yra pojūtis, kuris dabar vyksta. Taip. Ir leisk atsiverti tam, ką jauti, tiek, kiek gali. Vėl mauguistumas ateina. Pasileidžia įtampą, ar ne, kūnas atsipalaiduoja po truputėlį. Jo. Sako, tau yra saugu, viskas yra gerai. Ir dabar, jeigu grįžtume prie tos pirminės situacijos, kada tu galvoji apie tai, kad ir ilgas ir sunkus kelias iki tų pinigų, kaip dabar tai jaučiasi? Ar turi dar didelį svorį tą situaciją? Toks yra dar veiksmingumas, kaip pagalvoju, bet nesijaučiu, kad ašaros gaminasi, tai taip laisviau. O taip tiesiog ateina mintis, kad reikia tą struktūrą susidėlioti ir vienu metu ramesnėje aplinkoje būti. Kaip pavyzdžiui, kaip dabar, tada tas ir darbas toks lengviau ateinantis. Jo. Tai gali pasveikinti ir pripažinti, kad tas klausimas nebėra toks reikšmingas ir dar ateina kažkoks aiškumas, ar ne, kas tau padėtų tame kelyje į finansus. Jis vis tiek reikšmingas, tik tai ne taip jau, ne taip stipriai reikšmingas. Jo, toks dalykas. Taip. Ir ar gali pasveikinti, kad tai tavo istorija, kad tai viskas, kas vyksta, yra asmeniškai apie tave?
Nu taip, mano tie vat jausmai visi vat visokie. Ir ar dabar gali matyti va tą kovotojo dalį, kuriai davėjai meilę, švelnumo, dėmesio, pamatymo, ar gali matyti, kaip tavo vidinė erdvė prasiplečia ir talpina šitą dalį? Kad tavo vidinėme inde, vidinėje erdvėje atsiranda vietos šitai daliai, net ir šitai, kuri priešinasi, kuri kovoja, kuri nenori ir bijo jausti, yra lygiavertė kaip ir kitos dalys, jinai turi teisę būti, ar tu gali į šią dalį pažiūrėti su taika, su meile, su švelnumu. Na, truputį pamatau, kad tas indas padidėjo, tas, tarkim, visų tų išgyvenimų ir emocijų, o dabar. Taip. Taip. Ir ar gali taip pat matyti, kad ten toje erdvėje gali tilpti ir ta bijanti dalis? Taip. Ir ta, kuri nori priešintis. Na, visos telpa. Jo. Sunkiai, bet telpa kažkaip. Taip. Tai vat, ar gali suvokti, kad šios praktikos dėka tu truputį praplėti, bent truputį praplėti savo vidinį indą ir gali talpinti viską, kas su tavimi vyksta. Tiek tuos fizinius pojūčius, kuriuos įsivardinai, tiek tas dalis, kurios kovoja, kurios priešinasi, kurios bijo, kad viskas gali tavyje tilpti ir viskas turi teisę būti. Jo, ir taip. Ir vienu metu ramiau, kad yra dar būdų, kaip tai dar ir padidinti. Ar ten per padėtį kažkokį, ar per aplinką. Ir va taip toliau. Tai tokios, tokį viltingumą, daugiau vilties, tokios dabar daugiau. Ir gali pasveikinti, pripažinti šitą viltį. Ir leisk ją jausti, leisk joje pabūti. Ir ar galim čia ir sustoti? Jo, leist tą įtampą, jokių būdų nesidenk, nes, žinai, tada išeina ta sena energija, tu sakai, ne, dar pabūk ten. Jo. Jo, leist pilnai su pasimėgavimu, išsižiovauti, išleisti tai, kas nori išeiti, kas atsipalaidavo, ta energija dabar prajudėjo kūne, taip, ir jinai nori išeiti, taip. Dabar tokia faina mintis atėjo, tai kad norėtųsi va tokios sesijos ir kad vienu metu ir masažą kažkas padarytų ir va taip pravestų. Tai nežinau, ar kažkas taip daro, bet gal kažkada surasiu. Žinai, jau čia, žinok, tu įvardinai mano idėją, kur mes kuriam su kolegė masažuotoja. Daryti emocinius paliepimus ir dar su judesiu padėti, kad jie greičiau išeitų tą energiją. Geras, tai jeigu padarysit, tai yra kaip padarysit, tai manau sudalyvaučiau. Geras. Gerai, tai ką įsineši? Ačiū labai, Aurelija, taip. Atrodo, buvau taip mėnesį ant to kilimėlį, bet kaip ir ne mėnesį. Bet tiek daug jausmų buvo, turbūt suspaudęs, kad atrodė, kad mėnesį jaučiu. Nežinau, kaip paaiškinti. Bet nesvarbu, dėkoju labai. Prašau, ačiū tau už tavo drąsą, atvirumą, nuoširdumą. Dėkui labai.
Nu, Kažkoks kosmosas, Aurelija, nu nerealiai. Tau O pavyzdys. galima gal save masažuoti? Galima judinti kūną taip, kaip jaučiasi, kad nori judėti. Jo, galima viską, ta prasme, su taikoje būti su viskuo, kas kyla, ar ne, bet tai, nu, mes turim pažiūrėti, nes šiuo atveju, nu, jisai norėjo dėl to, kad sustabdyti ar išspręsti, ar ne, nu, mes aišku galim palengvinti, bet, nu, kad tai neitų per pasipriešinimą. Mhm. Supratau. Tai čia buvo apie priėmimą, kad tas Mhm. pasipriešinimas yra ir tiesiog nebūtinai iš karto įspręsti apie tai, Taip, vat, taip, mes, ta prasme, aš negaliu toliau nuvesti, negu žmogus pats leidžia. Ir kiekvieno mūsų tos galimybės prasiplėsti tiem jausmams ir tiem fiziniam pojūčiams yra labai individualios. Ir, nu, tiesiog, kada yra daugiau tų sesijų, tai ir tas prasiplėtimas, jisai yra drąsesnis, nes jau pasidaro saugiau, nes tu pamatai vieną kartą patiri, kad, nu gerai, prasiplėčiau, pajaučiau, nieko blogo nenutiko, nenumiriau. Nu, kažkaip, ne, kažkaip ten, nu, jo, ne faina, nekomfortiška, bet išbuvau ir po to ateina va tas toks kaip lengvumas, kaip paleidimas kažkoks ar ne, tai, nu, matai žiovulys. jo, žiovulys, kūno atsipalaidavimas. Tai tikrai nereikia kažkaip skubinti ar per jėgą plėšti, kad aš dabar čia turiu atsiverti pilnai visom emocijom per vieną sesiją išleisti. Ir, nu, aš tikiu, kad yra tas lūkestis, čia normalu, kad jisai yra, bet kiekvienas savo tempu judame. Ir ką šitas, vat ką jūs pamatėte, ar ne, šitą realų pavyzdį, kaip tai susiję, va tas vidinio indo, savo kūno indo prasiplėtimas, kaip tai susiję su priėmimu finansų, ar ne, didesnės gausos. Nes mes priimti tuos finansus ar gausą mes turim ne tik per va tą mentalinį, kad, nu taip, aš priemu, aš noriu, bet kiek tas kūnas leidžia atsiverti, vat, nes ar ne, vat pradėjom kalbėti apie pinigus ir kūnas susiveria, nes tarsi nesaugu, tarsi kažkokia baimė, dar kažkas ir nu, tu gali jau protų priimti, ten prasispręsti kažką, kas ten tie įsitikinimai kažkokie, bet kūnas vis dar priešinasi. Todėl svarbu vat sujungti ir vieną, ir kitą. Ir va čia dar tokia viena metafora aš turiu, kada įsivaizduokit, ant debesies ten sėdi Dievas, ar ne, ar ten kažkokia aukštesnė jėga, ir mum nuo to debesies vat mėto tuos akmenukus kaip dovanas, ar ne? Ir čia vat žmonės kaip tie indai, ir nu, ten, pavyzdžiui, vat indas yra toksai siauras, nu, tai čia, jeigu čia mesim vieną, antrą, trečią dovaną, viskas, užsikiša tas indas. Ir sako, aš negaliu daugiau tau duoti, nes tavo kūnas negali priimti, viskas jau pabaiga. O kada kūnas yra prasiplėtęs, tada tu gali čia mėti tos akmenukus ir tada, nu, Dievas sako, nu, aš tau galiu mest, nes tu gali priimti, tu prasiplėtęs, tu atsivėręs. Ir čia, aišku, tie akmenukai, kai mėtosi, tai nėra tik tai gėris. Nes, nu, mes visi atviri priimti ten džiaugsmą, meilę, sėkmę, bet mes turim būti atviri lygiai tiek pat priimti ir tas fainas, malonės emocijas, bet ir va šitas, kurios vyksta. Pasipriešinimas, kova, baimė ir nuo to plečiasi. Kai mes sugebam viską priimti, kas vyksta, tada mūsų indas plečiasi. Nes tą, kas malonu ir faina, mums lengva priimti. Bet kai mes sugebam ir tą pusę, tada indas plečiasi ir tada Dievas sako, aš tau galiu daugiau tų akmenukų, tų dovanų primesti. Netgi jeigu tai ne visada yra malonu. Bet tai tam tikri iššūkiai, kuriuos aš dabar tau duodu, veda į augimą, veda į tavo kelią, į tavo gausą, į žmonės kažkokius galimybės gyvenime. Tai taip mes galim per emocijų šitą paleidimo praktiką plėstis, ne tik plėsti savo suvokimą, savo mąstymą, bet ir savo kūno erdvę. Tai va, tai aš šį planavau skirti laiko 1,5 valandos, tai dar turim 20 minučių, jeigu kažkas dar norėtų pasidalinti savo kažkokią patirtimi ar užstrigimu, tai aš mielai dar vieną pravesčiau praktiką.
O jeigu nėra norinčių, tai tada dėkoju Jums, kad buvot, kad skiriat savo laiko, kad sudalyvavot. Ir tada linkiu gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio. Aš dar kviečiu pasidalinti savo įspūdžiais po sesijos, po šito susitikimo. Gal kas nors norėtų ar parašyti į chatą, aš perskaitysiu garsiai. O kol ruošitės, ar ne, aš savo noriu pasidalinti, kad tikrai Aurelija labai dėkinga esu už šitą tiek ir už teorinę dalį, tiek ir už praktinę dalį, nes tikrai labai stipru buvo. Aš irgi dariau, kiek galėjau, kiek jaučiau. Ir būtent tas pasakymas tavo apie indo praplėtimą, tikrai, va, tą išsinešu savo. Nes vienoje vietoje, va, jautėsi, kad to ten kažko per daug. Kažkokio to jausmo jo per daug. Jis ten netelpa. Kažkokiu būdu jį ten norisi sugrūsti. O jis ten netelpa. Jis yra didesnis negu ta erdvė, kurią aš jam sukūriau kol kas. Ir iš tiesų, va, būtent va, ta tokia leidus jam būti didesnėje erdvėje. Ir tas jausmas, jisai va, taip rimo, nurimo ir va, džiovulys eina, ne, nesinori į kamerą čia žiovauti, tai nusisukusi, bet tikrai ėjo, tikrai labai esu dėkinga, nes atrodo vienam žmogui vedi, ne, tačiau manau, kad visiems buvo nauda. Taip. Nežinau, pasidalinkit, jeigu kas nors irgi darėt praktiką, pasidalinkit, kokie jausmai jums dabar, kaip kūnas jaučiasi, kaip buvo prieš ir kaip yra dabar. Raminta gal nori, ar gali? Aš dar trumpą mintį turiu, tai pavyzdžiui, kaip ten Aurelija sakydavo, leisk tam jausmui būti ir pasveikinti, tai tada lik jautėsi, kad tas indas po truputį prasiplečia, kai leidi, kad jis taip didėja, ir dėl to galo pasijūti, kad daugiau tų gali jausmų ir tų pačių pinigų ateiti, nes truputį vietos daugiau. Tai ta indo metafora man irgi labai, irgi ją išsinešu, labai. Ir iš tikrųjų, kaip mes galim kasdienoje ar ne padėti ir šitą praktiką taikyti savo, tai vadinasi, kada mes atpažįstam kažkokį jausmą, netgi sakau, jeigu negalim įsivardinti, kaip jisai vadinasi, bet jisai jau vis tiek jaučiasi kūne, tai leisti pasveikinti tos fizinius pojūčius, kuriuos aš jaučiu, įsivardinti ar ne, ten gal jaučiu nerimą, tai gal man ten kvėpavimą užspaudė ir aš, dabar taip aš jaučiu, kad man yra sunku kvėpuoti, leidžiu tai pamatyti, pripažinti ir leidžiu tam būti. Tiek, kiek galiu, tiek, kiek išeina. Ir tą galim tada naudoti vizualizaciją, kad tiesiog šita erdvė, kur jaučiam tą fizinį pojūtį, tarsi prasiplečia. Ir mes galim talpinti šitą pojūtį. Tai tada kai mes turim šitą įgūdį ir jį taikom kiekvieną dieną, tai mes formuojam naują įprotį, kaip nebėgti nuo tų emocijų, išbūti su jomis čia ir dabar. Ir tada mes neprisikaupiam jų. Nes dabar, jeigu, kaip naujas žalias žmogeliukas ateina emocijų paleidimą, tai jisai labai iš praeities ten daug turi. Ir to nepaleista, ir su to kovota, ir čia nuoskaudos, ir čia nusivylimas, begalė tokių prikaupta. Ir tada jau mes ateinam ir po truputėlį valom, kol to pačiu aš kai vedu, tai aš ir ne tik pravalinėjau tą energiją, bet ir siekiu, kad žmogus turėtų tą įprotį nekaupti jos. O šitą savo taikyti įgūdį pastebėti. Jeigu galiu įsivardinu kokią emociją, priimu ją, leidžiu ją pajausti kūne ir leidžiu jai atsiverti. Jeigu negaliu įsivardinti, kaip ta emocija vadinasi, tai tiesiog sutelkus dėmesį į savo kūną, įsivardinu, pripažįstu, ką jaučiu ir leidžiu su to pabūti tiek, kiek galiu, tiek, kiek išeina, tik aišku, neprievartaujant savęs, kad turiu dabar pilnai išjausti, nes vis tiek yra tam tikra savisauga, mes nepratę esam patirti to intensyvumo emocijų. Iš tiesų, atrodo, kad tave jos kažką tau padarys tokio, labai skaudins ir mes pripratę esam bėgti nuo jų, ar ne? O iš tikrųjų tikrasis kelias į save, į savęs pažinimą ir priėmimą yra būtent atvirkščiai 180 laipsnių ir grįžtam į save, į tą pojūtį ir leisti išjausti be pasipriešinimo, kiek tai įmanoma. O jeigu pasipriešinimas, tai kaip akivaizdu, nepriimu, kad yra pasipriešinimas. Tai irgi normalu.
Taip, bet įžodinsiu ar ne, ką rašo pilnai įsitraukti į praktiką negalėjau, bet buvo kažkas tokio. Tas jūsų balsas lyg programuotų be veiksmo. Aš kartuosiu su įrašu, nes čia labai gilu, visiškai sutinku. Ir Aurelija irgi pasidalina, kad tuo metu irgi lygiai grečiai rėmė kitą klientą. Tai kiek gėrio pas mus iš tikrųjų, man kaip smagu yra mūsų autentiškumo mokykloje, kad tokie nuostabūs žmonės, tokie nuostabūs nariai. Aš taip džiaugiuosi, kurdama šią bendruomenę ir taip džiaugiuosi, kad jūs kūrėt ją kartu. Monika irgi parašė, man kūnas taip atsileido, sustingo, išėjo įtampos, beveik užmigau, ačiū. Ačiū Jums už atgalinį ryšį. Tikrai. Tai aš irgi iš tikrųjų galiu paantrinti, kad vos neužmigau, jau jaučiu, kad jau ant kėdės tos. Labai labai dėkinga tau, Aurelija. Labai. Ačiū Jums. Lauksim kito susitikimo, nes tikiu bus ne mažiau įdomu ir naudinga ir gera. Tai aš manau, kad tikrai kartosim šitas praktikas. Tai vat, dabar pamatėt, buvo drąsiausias, kaip sakoma, tas eksperimentinis zuikis, ar ne, nenumirė. Viskas Tam buvo baisu, kai ten kažkas bėgioja miške. Tai... Jo, bet nenumeriau užbuvau. Jo, tai kitą kartą gal kažkas irgi įsidrąsins ir patirs pilnai šitą patirtį, nors kaip tu sakai, tikrai tai, kas vyksta su vienu žmogumi, mes atveriam tą visą lauką, ta energija plinta, nesvarbu, kad mes online esam, nes aš vedu ir grupinės mentorystės, tai mes irgi darom, kiekviena dalinasi savo situaciją viešai ir kitos tiesiog būna net nepasakodamos savo situacijos, verkia, paleidžia tos jausmus per kitą asmenį, jom net nereikia kalbėti. Tai čia yra tokia galia bendruomenės ir susijungimo, kad mes galim tada ar ne vienas žmogus su savo transformacija gali paveikti ir didelę masę šalia esančių žmonių ir pastumėti į priekį, į vieną tikslą, kurio siekiam kartu. Wow, čia komentarai eina. Nežinau, kiek tu skaitai. Aurelija rašo, geras, sako, pasuportinau klientės procesą ir gavau iš jos plus 25 pasilepinimų. Žiūrėk, jau gausa atsivėrė, sako, wow, kaip veikia grupės laukas. Pažiūrėkit, man momentiškai. Momentiškai mes kalbam apie gausą. Pinigai jau dabar ateina. Jo, man kai rašo, prasiplėtė vidinis indas, tikrai jaučiu tai kūne. Nes pradžioje krūtinė buvo sunki ir viskas atsileido. Na, aš fotografuosiu atminčiai. Tai čia, wow, čia yra, atrodo, taip lengvai, tavo balsas iš tikrųjų toks, na, labai minkštas, švelnus, moteriškas, tikrai nuostabi vedlė. Labai tau dėkoju už tą švelnumą, minkštumą, kad mus taip visus palydėjai ir pažiūrėk, jau iš karto jau rezultatai, ar ne, jau išorėje matome vidinį pokytį, tai be galo tau dėkoju. Net apsiašarojau, kaip čia gera, iš to gėrė. Malonu. Ačiū tau, Artūrai, irgi už tokią drąsą, visur visada dalyvauji, pirmas savanoris ir tikrai matosi tavo labai augimas, aš to labai labai džiaugiuosi. Aš irgi džiaugiuosi ir tikrai einam į savaitgalį su bendrystė, su meilė, su švelnumu ir su gera emocija. Taip. Tai gerai, tada sakau iki. Iki, apkabinu bučkiai. Ate. Iki. Mes susitiksim rytoj. Taip, iki. Ate.